Šiandien Domantas Razauskas negros. Ir mes neturime vieno svečio, neturime Vytauto V. Landsbergio dėl labai svarbių priežasčių, jis šiandien neatvyko. Aš labai trumpai gal pristatysiu, kaip gimė ši knyga. Kiekviena maža leidykla, kiekviena knyga išleisdama labai ilgai ją nešioja širdyje ir galvoje. Ir mes su vyru nuo labai senų laikų vienas kitą džiugindavome tokiais mažais tekstais, kurie būdavo ir pramoga, ir širdžiai, ir protui. Ir mes juos dar skolindavomės kažkada senais laikais ir iš Audriaus bibliotekos, ir iš mano bičiulių bibliotekų, kai dar tie tekstai buvo nelabai prieinami. Ir vėliau jau Lietuvos nepriklausomybės laikais, aišku, mes jais džiaugiamės ir nutarėme, kad pasidžiaugtumėt ir jūs. Ir paprašėme žmogaus, kuris žinojome, kad senokai tuo domisi, Domanto Razausko, poeto, muzikanto, kompozitoriaus, o dabar jau ir vertėjo, ir sudarytojo, kad jisai sudarytų mums tokią knygą. Domantas labai tvarkingai dirbo. Jisai iš 4 šaltinių labai gražiai išvertė tuos tekstus. Iš tikrųjų, mes iš pradžių paskaitę tarsi norėjome kažkaip ieškoti tokių gal įmantresnių žodžių, gal sudėtingesnių kažkokių konstrukcijų sakinių, bet paskui pamatėme, kad viskas griūva, jei mes nors kiek redaguojame Domanto vertimą. Iš tikrųjų, tas jo vertimas yra labai gražus, gal dėl to, kad jis ne tik poetas, bet ir kompozitorius. Tikrai yra labai ypatingas, labai gražiai teka ir ten nieko daryti nereikėjo. Knygoje yra panaudoti Australijoje gyvenančios dailininkės Vidos Kabailienės piešiniai. Vida Kabailienė šiuo metu jau yra labai solidaus amžiaus. Anksčiau jinai labai daug kartų yra važiavusi į Japoniją, į Kiniją ir mokėsi pas garsius meistrus rytietiško meno, ne tik tapybos, bet ir akvarelės ir piešimo tušu ant trijų popieriaus. Ir aišku, tie jos darbai verti solidaus albumo ir galbūt kada nors Lietuvoje galerijose jie ir kabės ir bus eksponuojami. Ir dabar mes taip gana kukliai panaudoti buvo Vidos Kabailienės darbų fragmentai. Knygos dizainą padarė jaunas dizaineris Jonas Landsbergis. Prašom. Taigi mes labai esame patenkinti ir knygos turiniu, ir jos vaizdu. O dabar dar pristatysiu kitą svečią. Neišsispausdinau, aišku, visų aš ten titulų, tai pasakysiu labai trumpai, kad tai yra hinduizmo ir budologijos profesorius ar indologijos ir budizmo. Ir taip blogai. Gerai, tai... Pataisyti, tai yra orientalistikos centro direktorius. Tai čia toliau. Profesorius, budologas Audrius Beinorius. Daugybės knygų autorius ir mano buvęs dėstytojas, pas kurį šiandien eilinį kartą bandau vėl prieiti įskaitos. Tai prašyk. Jau čia kuris turiu. Tai ačiū labai Ramunei. Iš ties Ramunė viską ir pasakė, kad su
šia knyga aš tiek ir esu susijęs, kad ją sudariau ir išverčiau ir parengiau ir parašiau trumpą įvadą. Ir yra klaida manyti, kad esu jos autorius, tikrai toks nesu. Ir man labai patiko čia, kaip prasidėjo visas tas renginys, tie maršai, nes aš iš karto prisiminiau Vilniaus Kauno Zen centro patriarcho mokytojo Seunksano Senimo tokia viena mintį, kad jeigu nori išmokti medituoti, tai turėti medituoti ten, kur groja sunkiausios muzikos orkestras. Tai šiandien buvo labai gražiai jau tas kažkaip sugrąžintas viskas į tą realybę, kad jokios čia ramybės ir tylos, kaip turėtų būti, nebus, o viskas bus paprastai, laisvai ir su orkestrais. Tai va, galbūt papasakosiu tokią linksmą istoriją, kad jau nėra Vytauto V. Landsbergio, tai galima apie jį pasakoti linksmas istorijas. Kaip ši knyga gimė, kaip pati idėja susijusi su manimi, mes su Vytu esam kolegos scenoje ir kažkada po koncerto, seniai po koncerto Kotrynos bažnyčioje, užkulisiuose Vytautas priėjo ir klausė, klausyk, gal tau įdomu būtų sudaryti dzeno istorijų rinkinį. Aš iš pradžių pakankamai taip skeptiškai pasižiūrėjau, nes tokių rinkinių yra ir koanų rinkinių, ir žinomų puikių knygų, kurias išleidęs ir Vilniaus Kauno Zen centras. Ir kažkaip pasikalbėjom ir pamiršom. Tiesą sakant, aš pamiršau apie tai. Ir praėjus, nežinau, ilgam laikui, pusmečiui, jei ne metams, man paskambino mano bičiulis poetas Vytautas Stankus ir sako, sveikinu. Su kuogi klausiu aš Vytauto Stankaus. Sako, gavote paramą, mačiau sąraše iš Kultūros ministerijos, gavai paramą savo knygai Dzeno istorijos. Aš, suvokdamas, kad gyvename laikuose, kai bet kas gali įeiti į namus ir atimti tavo kompiuterius ir paaiškinti tau, kaip tu turi arba neturi gimdyti, aš puikiai suvokiau, kad galbūt tai gali būti, kad tave gali priversti parašyti knygą, duoti per prievartą paramą ir pareikalauti, kad knyga būtų. Ir nustebau, nes tikrai neprisiminiau to pokalbio su Vytautu V. Landsbergiu ir kas buvo dar smagiau, kai aš paskambinau Vytautui ir sakau, Vytautai, mes gavom paramą knygai Dzeno istorijos, Vytautas paklausė, kokie knygai? Aš supratau, kaip iš ties didžiausiu rimtumu mes pažiūrėjome į visą šį darbą ir tiesą sakant, jei ne, man atrodo, kad jei ne Ramunė, kuri man tinginiui vis paskambindavo ir paklausdavo, ar jau pradėjai versti sudarinėti, ar jau gal tą turi, tai dievai žino, ar ta knyga būtų kažkaip taip jau labai taip sklandžiai, gražiai ir paruošta, nes mano darbotvarkė yra tokia pakankamai netvarkinga darbotvarkė. Ir kartais reikia tokių žmonių, kurie pastumia iš nugarų, sako, turi padaryti. Ir viskas, kuo aš labai džiaugiuosi dėl šios knygos, tai kad tie tekstai, tos istorijos, iš esmės, tikiuosi, kad nesuvaidina nuostabaus Jono dizaino, puikių gražių piešinių ištraukų, Vidos Kabailinės piešinių ištraukų ir bent jau atrodo, jinai tikrai labai gražiai. Tai va, o kita linksma istorija susijusi su šios knygos gimimu yra, paantrins man gal ir Audrius, yra tai, jog, kai rinkomės literatūrą, aš kelias knygas iš karto buvau numatęs ir žinau, kad kreipsiuosi į Audrių, kuris turi begalinę neišmatuojamo dydžio biblioteką. Bet ir vieną Vytautas knygą buvo žiūrėjęs kažkokią. Taip, ir Vytautas sakė, yra tokia mėlyna knyga. Kaip vadinasi, jis gerai nebuvo atsiminęs, nes skolinusi kažkada iš Audriaus ir sako, tiesiog nueik pas Audrių ir paprašyk tos mėlynos knygos. Pas Audrių pasirodė, kad mėlynų knygų yra kelios. Ir kokias 3, jeigu savaitės, jeigu ne mėnesį, vyko paieškos, kas yra ta keistoji mėlyna knyga. Paskui paaiškėjo, kad gal ji visai ne mėlyna ir gal visai ne angliška, o rusiška. Na gerai, pasiėmiau aš knygą tokią rusišką vieną ir matau, kad ten visai truputėlį ne tai, nes ten labai mažai tų istorijų, iš kurių galima būtų rinktis. Ir Vytas sako, ne ta, vis dėlto turbūt mėlyna, Audrius tikrai turi žinoti. Tai ko aš labai viliuosi, kad aš pataikiau ir suradau būtent tą mėlyną knygą, nes visai gali būti, kad remdamasis ir versdamas panaudojau ir ne tas knygas, kurias turėjo galvoje pačioje pradžioje Vytautas V. Landsbergis.
Tai va, apie šaltinius konkrečiai ir rimtai jūs pasiskaitysite, kas turės knygą įvadę, ten viskas stengiausi išdėstyti ir kai kurios istorijos jums galbūt jau bus ir girdėtos ir žinomos, aš stengiausi išvengti tų, kurios yra, na, šiek tiek jau taip, nuvalkiotos arba labai dažnai naudojamos net ir Hollywoodo ir įvairiausiose filmuose ir dažnai minimos ir tokios kaip apie arbatos stiklinę ir taip toliau. Bet vis tiek yra kelios istorijos, kurios man asmeniškai pačiam yra labai brangios buvo, nes aš jas išgirdęs buvau dar mokykloje iš savo literatūros mokytojos, aš jas specialiai įdėjau. Vat ir, na ką, labai džiaugiuosi, kad tokia knygelė išėjo, kad jį išėjo graži, o galbūt dar kokį žodį dabar, bet pasimečiau, galėtų tarti ir autorius. Profesorius. Labai malonu, tikrai tiek daug susirinkusių šį vakarą, šią dieną. Na, norėčiau pradėti nuo to, kad ačiū Dievui nesu budizmo mokytojas. Ir nors mane čia pristatė pakankamai sudėtingais titulais, vardais ir taip toliau, tačiau tai, kad nesu budizmo mokytojas, man leidžia šnekėti laisviau. Niekas iš manęs dharmos kalbos mokymo teksto nesitikė. Bet kai man Domantas atnešė ką tik tai išleistą šią knygą, ją vartinėdamas, kažkaip keistai panėriau į jaunystės studentiškos sovietiniais laikais prisiminimus, tarp kurių buvo tikrai nemenkas etapas, kai gūdžiais sovietiniais laikais ieškojom alternatyvų vyraujančiai ideologijai ir štai pasirodo taip vadinamoji samizdatų, savilaida, įvairūs tekstai rusų ir anglų kalbom, Suzukio, Alan Watso, Philippe Kaplo, tai tekstai, kurie vienaip ar kitaip kalba apie dzenbudizmo praktiką, apie dzenbudizmo šaltinius, tekstus, apie dzenbudistinį santykį su pasauliu ir patyrimu. Ir tai tikrai be galo inspiravo. Kažkuria prasme tie gūdus laikai pasirodo netokie gūdus buvo šią prasme, nes inspiravo ir mus stūmė ieškoti kito santykio su pasauliu būdų. Na ir taip jau susiklostė, kad man pačiam vėliau jau pasukus daugiau akademinę terpę tenka ir dabar dirbti ir dėstyti įvairius dalykus susijusius su rytų filosofija. Ir, na, čia paminėjo Ramunė, kad kaip puikiai dirbo Domantas versdamas šitą tekstą, bet niekaip negaliu užmiršti, kaip prastai jisai lankė paskaitas. Aš buvau pasitikęs tą istoriją. Taip, lankė paskaitas, ateidavo, neteidavo, jeigu ir ateidavo, tai bala žino, ką darydavo arba su kvapeliu, neslėpsiu, į paskaitas ir atkusdavo tik tuomet, kai aš kalbėdamas apie budizmą pacituodavau Borisą Grebenščikovą, tai yra kai kurias Boriso Grebenščikovo dainas, jų tekstus, tai tuomet Domantas iš karto nurimdavo, sustingdavo ir girdėdavo. Tai supratau dar vieną, ko gero, domėjimusi dzenu, kuris susijęs su ir muzikinė meninė kultūra šaltinį. Tačiau bet kuriuo atveju Domantas išlaikė egzaminą, o tai, ką jisai šiandien mums pateikia, dar kartą paliudija, kad vis dėlto kokie be būtų dėstytojai, studento tuometinio prigimties, interesų ir poreikių vis dėlto nesugebėjo nugesinti. Aš galiu paantrinti, truputėlį pasiteisinti. Tai buvo laikas, labai smagus laikas, kuomet mes tik pradėjome groti su amžinatilsį Remigijum Maudevičiu Remiu. Ir abu lankėm paskaitas pas Audrių Beinorių, įvadą į budologiją Vilniaus universitete. Ir žinoma, kad būdavo dienų, kaip tyčia, kai mums nepavykdavo dėl tam tikrų muzikinių absoliučiai priežasčių apsilankyti kai kuriuose lekcijose. Mes namuose perskaitydavom visą tai, žinoma, knygose. Ir tiesą pasakius, man iki šiol yra gėda ir tai yra tam tikras irgi postumis ir dar viena dzeno istorija, kad aš be galo žavėjausi ir labai žingeidžiai ir tiesiog norėjau tuo metu, kaip būdamas visiškas dar jaunuolis, pasirodyti prieš Audrių, per įskaitą, kaip aš čia viską išmanau, kaip aš čia labai gerai viską žinau, kaip aš dabar čia puikiai išlaikysiu ir vos nesusimoviau. Nes
iš ties buvo tas egzaminas toks kažkoks, po kažkokio koncerto ar kažkoks panašaus. Ir man iki šiol jau praėjo bene 10 metų ir nedaugiau. Yra toks kažkoks kartėlis, noras vis kažkaip parodyti buvusiam dėstytojui, profesoriui, kad man iš ties tai buvo įdomu. Ir aš tai pro ausis man neprabėgo, net jei aš nesėdėjau auditorijoje visą laiką. Na, bet aš manau, mes per daug pradėjome kalbėti apie Domantą. Vis dėlto, ne Domanto istorijos, o Zeno istorijos. Tai norėčiau šiek tiek sugrįžti prie teksto, kadangi, būtų galbūt banalu sakyti, bet iš tiesų džiaugiuosi, kad pasirodė ši knyga. Ir tikrai per 20-metį nepriklausomos Lietuvos tenka pripažinti, kad mes tikrai netiek daug turime knygų apie budizmą, netiek daug turime vertimų iš įvairių šaltinių, kurie būtų susijęs su vienu ar kitų budistinių mokyklų istorijos fragmentais arba praktiniais elementais. Na, be abejo, tikrai puiku, kad Lietuvoje turime ir ne vieną budistinę bendruomenę, tarp kurių Kuanų mokykla yra labai daug nuveikusi ir leisdama tekstus. Ir galų gale visi turbūt puikiai žinome ir Kęstutį Marčiulyną, kuris kasmet atvyksta į Lietuvą. Ir jau kaip tikras dzenbudizmo tradicijos vienuolis, dar ne mokytojas, bet vienuolis vis tiek yra mokytojas, bet kuriuo atveju padeda mūsų tautiečiams geriau, arčiau priartėti prie dzeno suvokimo, jeigu apie tokį dalyką galime kalbėti kaip dzeno suvokimas. Tačiau ši knyga be abejo nėra mokymas. Nėra mokymas ta prasme, kad perskaičius ją jokių būdų nušvietimas nėra garantuotas, nors įmanomas potencialiai. Tačiau ši knyga, mano supratimu, svarbi yra tuo, kad viena vertus Domantas tikrai labai švariai gražiai išvertė, tikrai pritariu Ramunei, yra kalbos geras pojūtis ir šiuo atveju vėlgi, kai kalbam apie tokius tekstus, kurie savo pobūdžiu ir turiniu yra negrožinės literatūros kūriniai, kurie nėra akademiniai sausi reikalai apie budizmo istoriją, bet kurie gali padėti sustabdyti laiką, sustabdyti akimirką, atsidurti čia ir dabar, pažvelgti į savo suvokimo ir santykio su pasauliu įvairius aspektus. Beje, žinau, vakar ar užvakar vyko ir profesoriaus Algio Mickūno knygos per fenomenologiją į dzenbudizmą pristatymas. Tai yra kita knyga, tai yra filosofinis tekstas. Šitie surinkti fragmentai įvairūs kiniško ir kinų ir japonų dzenbudizmo mokyklų ir mokytojų. Iš esmės jie yra svarbus mums tuo, kad gali padėti, sakyčiau taip, metaforiškai, padėti pajusti skonį, be praktikos. Nors, aišku, klausimas, ar santykis su tekstu, tai yra teksto skaitimas, irgi nėra savotiška praktikos forma, jeigu įkeičia mūsų santykį su aplinka. Ir iš tiesų mes gyvename, mėgstame tą žodį informacinė visuomenė. Kaupiam informaciją failais, megafailais, terafailais ir taip toliau. Ir dzeno tekstai mums byloja apie kitą santykį su pasauliu. Užuot taip racionaliai išfragmentavę, suskaidę atskirus fragmentus, prilipdę konceptualias savokas, terminus, pavadinimus, vieni prie kitų, vieni kitiems pasaulio skiriems fragmentams, mes tiesiog turėtumėm dažniau sustoti ir nesakau sustingti, tiesiog neto žodžio prasme, ar veiksme, ar judesy, ar kasdienio gyvenimo įvairiose aplinkybėse. Ir vis dėlto kelti klausimą, kas aš esu. Klausimą, kurį derėtų atsakyti, į kurį ieškoti atsakymą ne racionaliom formom, ne konceptualiais apmąstymais, filosofiniais išvedžiojimais, bet tiesiog panyrė tokį autentišką, kiek įmanoma, patyrimą. Taigi šią prasme aš nebijoju, kad knyga daugam bus, panaudosiu tą žodį, naudinga. Taigi dar kartą sveikinu ir leidėjus, ir patį Domantą. Ačiū, tai kadangi čia viskas yra mugėje taip labai griežtai su laiku, gal pereikime prie dar muzikos intarpo ir Dominyko, ir aš, jeigu tu nesupyksi, dar ant viršaus šiek tiek paskaitysiu kelias istorijas.
Nabušidė atėjo pas Hakuiną ir paklausė, ar iš tiesų yra rojus ir pragaras? Kas tu esi, pasidomėjo Hakuinas? Aš samurajus, atsakė karys pasididžiuodamas. Tu karys? Droniškai nusistebėjo Hakuinas. Koks valdytojas tave samdytų, tavo veidas lyg Elgetos. Nabušidė taip įsiuto, kad pradėjo traukti savo kardą, tačiau Hakuinas tęsė toliau. Taigi tu turi kardą, pamanykit. Jis veikiausiai per bukas, kad nukirstų mano galvą. Kai Nabušidė ištraukė savo kardą ir užsimojo, Hakuinas tarė. Štai ir atsiveria pragaro vartai. Išgirdęs šios žodžius ir supratęs pamoką, samurajus paslėpė kardą ir nusilenkė. Hakuinas nusišypsojo, o štai atsiveria rojaus vartai. Purvinas kelias. Tanzanas ir Akido kadaise keliavo kartu dumblinų keliu. Pylė kaip iš kibiro. Praeidami skerskylį, jie sutiko mielą ir gražią merginą, vilkinčią tik šilkinių kimono ir kaklajuste. Mergina negalėjo pereiti skerskylio. Ateik, mergaitė, tučtuojau, šūktelėjo Tanzanas. Jis paėmė ją ant rankų ir pernešė per purvą. Akido nepratarė nei žodžio iki pat vakaro, kai jie du pasiekė šventyklą. Daugiau Akido nebegalėjo susidurėti. Mes vienuoliai nesiartiname prie moterų, tarė jis Tanzanui, ypač prie jaunų ir gražių, tai pavojinga. Kodėl tu taip padarei? Aš palikau merginą ten, atsakė Tanzanas. Ar tu ją vis dar nešiesi? Meistras Sojenas Šaku iškeliavo iš šio pasaulio, kai jam buvo 61. Jo gyvenimo darbai buvo padaryti, meistras paliko didį mokymą, daug didesnį ir turtingesnį nei daugumos dzeno meistrų. Jo mokiniai vasaros metu dažnai užmigdavo pietų miego. Ir nors meistras žiūrėdavo tai pro pirštus, pats jis niekada nešvaistydavo pietų miegui nei minutės. Kai Sojenas Šaku buvo vos 12, jis jau studijavo Tendai filosofinės spekuliacijas. Vieną vasaros dieną šventykloje buvo taip tvanku, kad mažasis Sojenas nebepakeldamas karščio ištiesė kojas ir užmigo, kol jo mokytojas buvo išėjęs. Po 3 valandų jis staiga pabudo, išgirdęs, kaip įeina jo mokytojas, tačiau buvo jau per vėlu. Sojenas gulėjo išdribęs tarp duryje, o jo mokytojas atsargiai žengdamas per jį kartojo: prašau atleisti, maldauju atleisti, lyg čia gulėtų pats garbingiausias svečias. Po šio įvykio Sojenas daugiau niekada nebeužmigo pietų miego. Išleisti sutras. Tetsugenas, dzeno aistruolis Japonijoje, nusprendė išleisti sutras, kurios tuo metu buvo pasiekiamos tik kinų kalba. Mediniais blokais turėjo būti atspausti 7000 knygų kopijų. Milžiniškas sumanymas. Tetsugenas pradėjo keliauti ir rinkti šiam tikslui aukas. Keli entuziastai jam davė 100 aukso gabalų, bet daugiausiai jis gaudavo tik grašius. Tetsugenas kiekvienam aukotojui atsakydavo su vienodu dėkingumu. Po 10 metų jis jau turėjo užtektinai pinigų, kad pradėtų darbus. Tačiau nutiko, kad tuo metu patvino Udži upė, ji užliejo laukus ir prasidėjo badas. Tetsugenas paėmė savo sukauptas lėšas ir išleido jas žmonėms nuo bado gelbėti. Tada jis vėl išėjo rinkti aukų. Po kelių metų šalyje paplito epidemija.
Tetsugenas atidavė, ką buvo surinkęs, kad padėtų savo žmonėms. Trečią kartą jis pradėjo rinkti aukas iš naujo ir po 20 metų jo noras išsipildė. Medinius blokus, kuriais buvo spausdintas pirmasis sutrų leidimas, dabar galima matyti Obaku vienuolyne Kioto mieste. Japonai savo vaikams sako, kad Tetsugenas iš tiesų išleido 3 sutrų rinkinius ir kad pirmieji 2 nematomi rinkiniai pranoksta paskutinį. Pranešimas. Paskutinę savo gyvenimo dieną Tanzanas užrašė 60 atvirukų ir paprašė patarnautojų juos išsiųsti. Ant atvirukų buvo parašyta: aš išvykstu iš šio pasaulio. Tai mano paskutinis pranešimas. Tanzanas 1892 Liepos 27. Vagis, kuris tapo mokiniu. Vieną kartą Šičiri Kodžunas kartojo sutras. Tuo metu įėjo vagis ir pagrasino aštriu kardu: arba pinigai, arba tavo gyvybė. Šičiri nepakeldamas apie jom atsakė: netrukdyk manęs, pinigų gali rasti stalčiuje. Ir toliau tęsė sutrų kartojimą. Po kelių akimirkų jis teptelėjo ir sušuko: neimk visų, man rytoj reikia sumokėti mokesčius. Įsibrovilis susirinko didžiąją dalį pinigų ir jau buvo be išeinas. Padėkok žmogui, kai gauni dovaną, subarė Šičiri. Sutrikęs vagis padėkojo ir pabėgo. Po kelių dienų vagį sugavo. Jis pripažino savo vagystes, tarp jų ir vagystę iš Šičiri. Kai Šičiri buvo iškviestas paliudyti, jis pasakė: šis žmogus nėra vagis, bent jau kiek aš susidūriau. Aš daviau jam pinigų, jis man už tai padėkojo, argi tai vagystė. Kai žmogus atsėdėjo savo laiką kalėjime, jis grįžo pas Šičiri ir tapo jo mokiniu. Vertingiausias dalykas pasaulyje. Mokinys paklausė meistro Sudzano, koks yra pats vertingiausias dalykas pasaulyje. Meistras tučtuoju atšovė: nustipusios katės galva. Mokinys pasimetė: kodėl nustipusios katės galva yra vertingiausias dalykas pasaulyje? Sudzanas tučtuoju atkirto: todėl, kad niekas jos negali įkainoti. Medinė būdo statulėlė. Po garsiojo meistro Baso mirties jo mokinys Tanka iškeliavo ir keletą metų lankė vieną vienuolyną po kito. Vieną žiemos dieną jis apsistojo didelėje šventykloje. Buvo labai šalta naktis. Tanka nuėmė nuo pakylos medinę būdo statulėlę ir įmetė ją į židinį. Taip jis susišildė prie ugnies. Apie tai sužinojęs šventyklos vyresnysis supyko. Jis išsikvietė Tanka pas save. Nepykite, aš išimsiu būdos kaulus, ramino Tanka. Kaip tu išimsi būdos kaulus iš medžio, pasiteiravo vyresnysis. Tanka nusišypsojo ir atsakė: tai jeigu aš sudeginau medį, manęs nėra ko karti.
Džošu jaunas dzeno mokinys lankė vieną mokytoją po kito. Galiausiai apsistojo pas Dokuoną iš Šokokų. Kad parodytų, ko pasiekęs, jis savo mokytojui pasakė: protas, Buda, visos juslios būtybės galiausiai neegzistuoja. Visų fenomenų tikroji prigimtis yra tuštuma. Nėra supratimo, nėra iliuzijos, nėra išminties, nėra vidutinybės, nėra ką atiduoti ir gauti. Dokuanas ramiai rūkė ir nieko nesakė. Staiga jis vožė jam mokai savo bambukinę pypkę per galvą. Jaunuolis nejaukai supyko. Jeigu niekas neegzistuoja, pasiteiravo Dokuanas, iš kur atėjo šis pyktis? Džošu akmeninis tiltas. Vienuolis iš toli atvyko pas meistrą Džošu. Sakoma, kad jūsų šventykla garsėja akmeniniu tiltu, bet vykdamas čia radau tik kelis brastos akmenis, pasakė meistrui vienuolis. Džošu pakėlė akis. Tu matai tik brastos akmenis ir nematai tilto. Tikrai? Ir kas yra tas garsusis Džošu tiltas? Jis leidžia per upę pereiti ne vien arkliams, bet ir asilams, atsakė Džošu. Paklusnumas. Kai meistras Bankėjus kalbėdavo, jo pasiklausyti ateidavo ne tik dzeno mokiniai, bet ir įvairiausio plauko skirtingų rangų ir tikėjimų žmonės. Jis niekada neatsiduodavo sutrų, neįsitraukdavo į filosofinių traktatų aptarimus. Bankėjus žodžiai ėjo tiesiai iš jo širdies į širdis tų, kurie klausė. Didelis Bankėjus populiarumas supykdė Ničireno mokyklą, nes daugybė jo sekėjų išeidavo klausytis kalbų apie dzeną. Egocentriškas Ničireno šventikas pasiryžo eiti ir pasiaiškinti dėl to su Bankėjumi. Ei, tu! Dzeno mokytojau! Šūktelėjo Bankėjui Ničireno šventikas. Tave čia visi gerbė, tau paklūsta, bet toks žmogus kaip aš tavęs negerbė. Kaip tu mane priversi paklusti? Prieik arčiau manęs ir aš tau parodysiu, atsakė Bankėjus. Šventikas išdidžiai prasiskynė kelią iki dzeno mokytojo. Bankėjus nusišypsojo. Atsistok man iš kairės pusės. Šventikas prie iš kairės pusės. Ne, žinai, tarė Bankėjus, gal vis dėlto geriau jei būtų man iš dešinės, štai čia. Šventikas išdidžiai apie Bankėjų atsistojom iš dešinės. Matai, tu man paklausti ir aš, tiesą sakant, manau, kad esi labai malonus. Dabar sėskis ir klausykis. Tokijo mieste Meidži eroje gyveno du iškilūs mokytojai, abu labai skirtingų charakterių. Vienas vardu Unšo mokė šingono ir šventai laikėsi visų Budos priesakų. Jis niekada nesisvaigino, net nevalgydavo po 11 valandos ryto. Tanzanas buvo visai kitoks mokytojas, imperatoriško universiteto filosofijos profesorius, niekada per daug nekreipęs dėmesio į priesakus. Kai jis norėdavo valgyti, valgydavo, kai užsimanydavo miego, miegodavo net ir dienos metu. Vieną dieną Unšo aplankė Tanzaną ir rado jį geriantį vyną, tokiu metu, kai net mažiausias lašelis neturėtų paliesti doro budisto liežuvio. Sveikas, bro, linksmai pasisveikino Tanzanas, nori išgerti? Pasibaisėjęs Unšo iškilmingai paaiškino, kad jis niekada negeria. Na žinai, tas, kuris niekada negeria, tai net ne žmogus. Tu vadini mane žmogumi tik todėl, kad aš nesimėgauju šiais nuodijančiais skysčiais, supietus protestavo Unšo. Tai kas, jei ne žmogus, aš esu? Buda, ramiai atsakė Tanzanas. Ir manęs prašė visus knygos neperskaityti, visos tikrai nepavyks, tai gal paskutinė. Man atrodo, čia 100 yra istorija. Gal ir daugiau. Nebepamenu. 27 perskaityti. Labai trumputės tik paskutinės tada. Aukščiausias budizmo lygmuo. Kartą Tanzanas paklausė Baso, koks yra aukščiausias budizmo lygmuo. Baso atsakė, tai būtent ta vieta, kur palieki savo gyvenimą.
Kartą dzenomeistras Majoku vaikštinėjo kartu su Baso ir paklausė jo, kas yra ta didžioji nirvana? Paskubėk, atsakė jam Baso. Ką daryti? Paklausė Majoku. Žiūrėk į vandenis. Tai tiek. Gal klausimų kokių būtų mes norėtume išgirsti? Taip, aš dar tik pastabėlę, kad šioje knygoje, jeigu kad neišsigąstumėte dėl daugybės įvairiausių nežinomų vardų ir įvairiausių sąvokų, aš leidau savo tam tikras išnašas, kurių dabar neskaičiau ir tiesiog stengiausi kai kuriuos dalykus paaiškinti, kad būtų paprasčiau suvokti šias istorijas ir, kaip minėjo Audrius, jos tikrai nėra skirtos kažką pamokyti arba supažindinti su budizmu, tikrai ne. Ir jas iš esmės versdamas išgyvenau panašų dalyką, kaip lyg versdamas poeziją ir gražius eilėraščius. Tai priimkite tai kaip... Ką tu? Mano taškas prieš jūs. Tai nebent yra kokie nors klausimai, būtų smagu į juos išgirsti ir patylėti. Noriu trumpai pridėti, kad matyt, ne šiaip savo, netyčia, įsprūdo Domantui rašydamas. Tai vis dėlto dar kartą patvirtina, kad vertėjo darbas nedaug ko skiriasi nuo kūrimo. Klauskite. Google'as kai kuriais atvejais gali būti bejėgis. Juoba, kai yra profesorius. Prašau. Atsiprašau, antrą dalį klausimą. Kas domino Tomą Mertoną, nes jis labai būdamas krikščionių vienuolis trapistas, labai domėjosi budizmu, tai yra tie sąlyčio taškai, mes ką tik anoje salėje girdėjom, panašią irgi tokį įvaizdį, kažkaip buvo vertėti labai krikščioniška, tas toks užvalgynė buvo, kai Dolžanui buvo atsakyta, kad jis padovanojo vyskupas jaunas užvalgytas ir nesėdė kalėjimą, jis ten sakė, kad bičiuli, tai aš galvoju, kiek yra bendro, tai žmonės nelabai skiriasi į tos ekstremalius krikščionius aktyvistus, kažkur artėja prie esmės suartėja. Aš manau, čia Audrius gal galės atsakyti plačiau, nes yra daugybės reikalų ir tų rašinių apie budizmo ir krikščionybės, kaip pasakyti, sąveikos taškus ir bendrus vardiklius, bet aš tik vieną tokią labai trumpą prisiminiau vieno rusų budologo mintį, kai jo paklausė, kas yra bendro tarp krikščionybės ir budizmo. Jis sakė, kad yra trys stadijos. Pirmoji stadija yra tie žmonės, kuriems iš vis neįdomu jokie tikėjimai, jokios religijos, jokios dvasinės paieškoms, jiems budizmas krikščionybė nesiskiria, nes jiems niekas nieko nesiskiria. Antroji ir trečioji stadija yra tiems, kuriems vėlgi jau budizmas krikščionybė nebesiskiria, nes jų vardiklis yra vienas ir tas pats, kaip ir visų dvasinių praktikų ištakos ir aukščiausias taškas ir žemiausias taškas. O vidurinioji stadija yra absoliučiai skirtinga. Tai yra būtent ta, kaip ritualinė, praktinė stadija. Tai kas traukia Tomo Mertono, reiktų klausti Tomo Mertono, aš negaliu atsakinėti už Tomo Mertoną. O galbūt plačiau apie krikščionybės ir budizmo sąveikas paskaitą dabar paskaitys Audrius. Ne plačiau ir ne paskaitą, tik tai keli žodžiais papildysiu, ką čia atsakė dabar Domantas, kad puikiai žinoma, kad Tomas Mertonas atstovavo kontempliatyvią krikščionybės tradiciją ir palaikė gana glaudžius ryšius su įvairiais budizmo mokytojais, tarp jų ir su Dalai Lama dabartiniu. Ir taip pat domėjusi budizmo įvairiom praktikom. Puikiai žinom, kad jis nėra išimtis, vien dėl to, kad dzenbudistinės praktikos yra naudojamos ne viename krikščioniškame vienuolyne. Ir čia galėčiau priminti tiesiog garsaus krikščionių mystiko meisterio Ekarto vieną pamokslą arba vieną pamokslo fragmentą, kuris ir sako taip: o Dieve, išvaduok mane nuo Dievo.
Dabar nesigilindamas į egzegetiką ar hermeneutiką, ką tai reiškia, bet pati meisterio Ekharto frazė aiškiai paliudija vieną esminį dalyką. Jeigu taip žiūrėti iš tokios praktiškos, pragmatiškos pozicijos, kuri formuoja krikščionių kontempliatyviųjų domėjimąsi budizmo praktiką, taip, norint melstis, norint kreiptis, reikia, įsituštinti nuo savo paties egocentrizmo, nuo savo paties norų, projekcijų, poreikių ir taip toliau. O tada jau belieka vienas žingsnis iki dogeno noras, turi norėti, nenorėti. Tai ką aš noriu pasakyti, kad šiuo atveju kalbama ne apie samplaiką tam tikrų ideologijų, o labai konkretų patyriminį įvairių dvasinių tradicijų susikalbėjimo sankalbos tašką, kuris neišvengiamai vyksta. Ir tai yra atskira tema, be galo plati tema, domėjimusi budizmų vakaruose istorija, kuri patyrė įvairias transformacijas ir pokyčius. Tačiau aš nebejoju, kad vis dėlto kontempliatyvioji krikščionybė, kuri egzistavo, kuri egzistuoja, yra vienas iš vaisingiausių sankalbos su budizmo lygmenų. Nors, kita vertus, nebejotinai budizmas ir ypač dzen budizmas yra savotiškas iššūkis, vadinkime taip, krikščioniškai savimoniai, krikščioniškam pasaulio žmogaus suvokimui. Religija, vadinkime taip, be Dievo, be sielos, galų gale netgi be laisvos valios, galima taip sakyti. Ir tai yra iššūkis, kuris verčia mobilizuotis, bent jau racionaliam lygmenyje ieškoti galimo suderinamumo. Aš dar prisiminiau vieną istoriją, kur nepapuolė į šią knygą, bet iš daugybės tų skaitytų. Aš jau dabar pilnai neatsimenu visos, bet ten irgi vienas 19 amžiaus istorija, vienas krikščionis Kinijoje berods klausė vieno dzeno mokytojo, nuolat jam vardijo ir citavo Kristaus žodžius ir klausė, ką jūs apie tai galvojat. Ilgai patylėjęs mokytojas sakė, žinot, šitą jūsų bičiulį Kristų aš buvau sutikęs medituodamas, jis vienas iš mūsų, jis labai šaunus bodhisattva. Tai aš padėkosiu labai svečiam, padėkosiu Dominykui Vyšniauskui. Galite dabar paprašyti autografų. Kas neturi knygelių ir dar norėtų, mes čia jų turime. Ir pakviesiu visus 4 valandą į kitą salę, kur pristatysime Jono Vaiškūno knygą Skaitant dangaus ženklus. Kuri taip pat galima Zodiako pėdsakais.